Kaip skiriasi emocinis potyris žmogaus, kuris yra priverstas emigruoti ir palyginus su tuo žmogumi, kuris tokį sprendimą priima sąmoningai ir visiškai laisva savo valia. Cituoju, ir tyla tampa skambanti, tokia skaudulinga, taip pilna ilgesio ir nerimo ir skausmo, pilna praeities, pilna vaikystės ir motinos. Emocinis skausmas, nors mes jo niekas nenorim jausti, irgi yra labai geras motivatorius stengtis. Mišriose šeimose dažnai tenka ieškoti kompromisų. Tačiau lietuviškai bendruomeniai nepriklausantis sutuoktinis ar partneris turėtų visada nuosekliai remti bendrus šeimos tikslus. Tai turbūt esminis skirtumas tarp suaugusių ir vaikų išvykimo yra, kad vaikai nesirenka. Sutuoktiniai grįžtantis, jeigu jie yra užsieniečiai, irgi dažnai yra baimė, kad galbūt nepritaps, galbūt bus sunku integruotis. Aš vis iš naujo įsitikinu, kad moterų draugystė ir palaikymas turi neįtikėtiną galią. Ir nesvarbu, ar jūs išvykote prieš 60 metų ar prieš 3 mėnesius, kiekvieno kelias čia yra labai svarbus ir kiekviena patirtis tai dalelė mūsų bendros istorijos. Atsiminkite, kad bet kurioje pasaulio vietoje rasite lietuvių, kurie visada pasiruošę priimti, išklausyti ir padėti.